Vultūri klanas. Ir pradedame nuo Aro – lytėjimo telepatija. Aro gali matyti visas mintis, kurias žmogus turėjo. Trūkumas tas, kad tam, jog tai padarytų, jis turi užmegzti fizinį kontaktą su žmogumi. Kuo ilgiau jis palaiko kontaktą, tuo daugiau jis gali gilintis į žmonių mintis. Markusas – santykių atpažintojas. Gana labai įdomi galia priklauso Markusui. Jis sugeba nustatyti, kokie santykiai sieja žmonės ar kitus vampyrus tarpusavyje. Jis gali sužinoti, kas yra grupės lyderis. Jis netgi gali suprasti, kas kam patinka. Be to, jis taip pat gali sužinoti, kas yra silpniausias grupėje. Chelsea manipuliuoja santykiais. Chelsea turi galią, kuri susijusi su Markaus galia, ir tai yra gebėjimas manipuliuoti santykiais. Jį gali nutraukti arba sustiprinti ryšius tarp asmenų. Ir knygose jis šią galią paveikia Markų. Nors jį gali manipuliuoti santykius, yra vienas apribojimas. Jei tai susiję su šeima arba tikra meilė, šis gebėjimas šiek tiek praranda savo poveikį. Knygose Chelsea manipuliavo Markumi, kad šis prisiektų ištikimybę Arui ir klanui. Dėl to jis niekada neišėjo su savo didžiąja meile. Alekas turi gebėjimą blokuoti visus 5 pojūčius, tiek žmonėms, tiek kitiems vampyrams. Jis gali naudoti savo galią žmonių grupiai esančiai aplink jį. Nors Bella, turėdama savo psichinį skydą, gali apsaugoti save ir kitus nuo šios galios. Džeinė, Aleko sesuo, gali sukelti fizinį ir itin stiprų skausmą kitų žmonių mintise, kuris turi tiesioginį poveikį. Ji gali priversti žmogų susirangyti iš skausmo, vien tik pažvelgus į jį. Tačiau, kaip ir turėtų būti, Bella tam yra atspari.